šiandien didelė šventė. Jau pamatymas Vilniaus karininkų ramovėje. Žinom ir laukiam aštraus tvirto žodžio. O žinoma, šiandien dar didesnė šventė. Ir kiekvienas gimimas yra tikrai didelė šventė. Taigi šiandien pristatoma ši graži knyga. Žiemą, per šalčių metu, jis sako, kodėl iš šaltos Floridos grįžai į šaltą Lietuvą? Aš jam atsakiau, nes čia šilčiau. Svarbus klausimas ir man rodos, kad yra pagrindinė mano opa, kad taigi reikia išlaikyti mūsų tautą. Stalino receptą mes turim gelbėti savo tautą. Nes Stalinas pasakė, kad jeigu mums pavyks bent sunaikinti bent vienos generacijos pasididžiavimas savo tauta ir patriotizmą, mes būsime nužudę tautą. Reikėtų gal jų klaus, bet galima tik įspėti, kad daugelis yra suruošti su finansais ir kad Europos Sąjunga, kurią pirmiausiai sugalvojo Leninas ir Trockis, yra pakopa į pasaulinę valdžią, jų manymu, ir tą patį patvirtino Churchill'u 49 metais Hagoje konferencija, kad Europos Sąjungos sudarimas bus geriausia pakopa į pasaulinę valdžią. Ko reikia palinkėti žmogui, kokią nors progą. Aš turiu omeny jūsų susitikimą Marijampolėje. Gal prisiminti? Jisai girdėjo, man Marijampolėje kalbėjo ir mane apdovanojo gėlėm ir palinkėjo, sako, sveikatos. Aš sakau, gerbėmėjai, nelinkėkit žmogui tik sveikatos, linkėkit sveikatos ir išminties, nes sveikas durnius gali daug bėdos pridaryti. Ne karas, aš būčiau, ko gero, gan geras estrados dainininkas. Ir tas man buvo mano didžiausia meilė. Beje, viskas sumaišė karas, tai ir čia griebiau biškį, čia teko likučiais teisėtis. Ačiū už gilų klausimą. Jau nuo Urvinio laikų kažko tai bijojo žmogus. Bijojo. Ir dabar socializmas bijo laisvės. Pas mus, pavyzdžiui, vyrauja demokratija, kurios nėra pas mus. Amerika, patriotai nusispjavė demokratiją, yra respublika pas mus. O demokratiją mes vadiname ir savivalda, ir laisvę, pavyzdžiui, demokratiniai rinkimai, laisvi visuotiniai rinkimai. Mes savivalda, gražų žodį, mes vadinam demokratiją, kurioje yra pati didžiausia tironija, kokia gali būti, minios balsas. Ir demokratija, pavyzdžiui, buvo Europos vakaruose. 9 nutarė, kad tu serkuliavagis, pavogė, pakarė tave ir tai yra demokratiškai, daugumos balsas. Bet manęs neprileidžia nei prie televizijos mikrofonų, ir ko gero nelabai visi nori, kad aš kalbėčiau su jaunimu. Bet Amerikai, pavyzdžiui, tai mane nukreipė į jaunimą ir išnaudojo kiek tik galėjo. Žinoma, išeina vokų iš serijos, kur aš darau 100 iškiliausių žmonių 1000-mečio Lietuvai. Tai 100 vokų, dabar padaryta apie 80 ir aišku, Vilnius įeina į šitą 100-ką. Tai aš džiaugiuosi. Noriu kreiptis į jaunimą. Pagal Zolovo varpo redaktoriaus nuomonę, geriausias jaunimui būtų paskutinis straipsnis Pareigos keliu, kuris parodytų tautos didybę ir jaunimas galėtų padaryti. O dabar... Laisvės kovų tematika, dariau daug projektų ir ponas Vilius mane labai palaikė. Ir sakė, būtent reikia jaunimui skleisti tas idėjas.
man yra iš tikrųjų džiugu ir didelė garbė, kad leitenantas Vilius yra Lietuvos karininkas. Ir tas karininkas dirba Lietuvos labui visą savo gyvenimą. Bet tikiuosi, kad Viliaus knyga įkvėps visus tuos, kurie nemato dabartinių blogybių ir gerybių ir padės išsaugoti Lietuvą ateinančiom kartom. Ką šiandien galim padaryti? Tai aš labai atsargiai, kad neįsišaukčiau, siūlau jums pasvarstyti. Nes patriotinių kalbų tokiuose ratuose yra, bet jau reikia mums dar pereiti, sakykime, į pozityvesnį ir konkretesnį arba net puolamąją veiklą. Akademinio skautų sąjungų vardu jums asmeniškai teko. Skautų tarpe daug pašaukimų, kaip visoje mūsų visuomenėje. Ir mums nepaprastai gera išgirsti jūsų gyvą žodį, paskaityti jūsų knygas ir išgirsti jūsų kalbą net ir iš to kompakto, kur yra faktinai skautybės idealai išreikšti tiesiog. Ačiū. Gero vėjo. Mes čia visi esam Viliaus gerbėjai, todėl labai gerai viską nusimanom apie globalizmą. Aš skaičiau Viliaus knygoje tokius žodžius. Pasaulį valdo, čia žinoma ne jo, bet jisai cituoja. Pasaulį valdo visai ne tie žmonės, kuriuos mes matome. Prasidėjo nuo pirmosios jūsų publikacijos Lietuvos spaudoj, kur jūs rašėt švogeris, ne švogeris, nusikaltai lipk iš griūšios. Tikrai norėčiau padėkoti jums už jūsų drąsą, ryžtą, pasišventimą ir, kaip jūs minėjot, iš visą jūsų gyvenimo darbus, bet ypatingai noriu padėkoti už tai, kad mes kartu su Lietuvai pagražinti draugiją daug surengėm renginių, daug aplankėm mokyklų. Nepadedam uniformų, kariaujam toliau. Kadangi man su bičiuliu kunigu Alfonsu jau reikia išvažiuoti, aš noriu pasakyti pačiam. Nepasiduodam. Nepasiduodam. Patriotai, bet grįžę į namus, vietoj, kad dauguma šiandien žiūri televizoriaus, mes tą knygą paėmėm. Ne tik šitą, bet ir kitą. Kaip sesėm, maloniausia, kad jis mus aplanko stovyklose, sueigose ir visada išgirsti brolio Viliaus dainų. Tai norėjom paklausti, gal galėtumėt posmelį mums padainuoti šiandien. Ir žmonijai skiriam visą meilę mūsų širdžių, mes teturti mokslą ir jaunystę, esam skautai be savų miškų. Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim, mus lydės paukšteliai ir daina. O kai mes žygiuosdami dainuosim, su mumis dainuos ir Lietuva. O kai mes žygiuosdami dainuosim, su mumis dainuos ir Lietuva. Talentų Lietuvoje viešpatie, neleiskim niekam niekinti Lietuvos jokiams zirzliams, kad čia tik pas mus blogai. Aš pakartoju, vakarai, Europa turi grįžti į mus, o ne mes į Europą. Ir Dieve padėk visiems jums, kurie aukojatės, dirbat ir nei pirmą milijoną dar nebando sukrauti, o nekalbat apie antrą. Tai ačiū, didžiai dėkingas už šitos knygos, taip sakant, pagerbimą ir galbūt, kad jinai pasieks ir jaunimą, ar pavieniais straipsniais, ar siūlau, jeigu kas nori patriotizmo jaunime, sukelti Europos šitą mūsų tautos didybę, tai paskutinis straipsnis pareigos keliu galbūt ir tinkamiausias jaunimui parodyti pradžiai. Ačiū.